Šaukė pagal programą. Bieliauskienė turėjo pinigų, ji buvo gaudama iš viso pasaulio, plaukė pinigai, pas ją patekdavo ir iš valstybės per dešimtmečius gaudavo daugybę pinigų. Ji samdydavo Nepriklausomybės aikštės chorą. Nepriklausomybės aikštės choras tai buvo mėgstosios beretės, kurios skirstavosi šimtinės ir skirstavosi dešimtinės. Jos susirinkdavo prie aukščiausios tarybos, ar mitingas, ar kur nors kitur, taip, nesvarbu, kur bevyktų, šimtinės skirstavosi į dešimtinės. Dešimtinės sustoja, jos šaukė pagal programą. Gėda, gaudavo po 25 rublius už vieną parą, o tada dar rubliai buvo geri pinigai. Pavienis šaukimas, viskas buvo pagal instrukciją, o instrukcijas buvo gautos, atėjo iš vakarų. Instrukcijas gaudavo Bieliauskienė per Gražinutę. Kokius 3 kartus buvo atvežęs Ladyga, tos generolo Ladygos giminaitis, kuris buvo tremtinys. Jis buvo Bieliauskienės vairuotojas. O instruktažas Bieliauskienė važinėdavo kiekvieną kartą pas Gražinutę. Kartais būdavo ir pats Landsbergis, bet jis retai būdavo. Samdydavo tas moteris. Ne po vieną įsiskirstė, po 10. Kai 10 šaukė, tai šalia kiti, ir kur dėtis, jie turi irgi kartu šaukti. Taip. Šimtinės, 2 ar 3 šimtinės įskirsto po visą aikštę. Stichinis, reiškia, skandavimas atsiranda nestichiškai, o jis gimdomas. Šitą naudoja labai dažnai ir Europos mitinguose irgi. Buvo perkami kiaušiniai, perkami pomidorai, samdomi autobusai važiuoti Panevėžį. Va ten nuvažiavo Brazauskas, reikia jį apmėtyti. Viršienį aiškinis sudaužė, jis toks taikus žmogus buvo, jisai, nu kaip jis, niekada neturėdavo jokios apsaugos ir visada pėsčias eidavo į tą aukščiausią tarybą. Tai irgi buvo, viskas tai buvo organizuojama, daroma taip specialiai. Tokiu būdu, kaip sukurti masėse tam tikrą ažiotažą. Pats ginčydavosi kartais su Bieliauskiene, sakau, kaip tu nesupranti minios dvasios. Tu reikia pasikonsultuoti, reiškia, su vakariečiais, jie pasakys, minios dvasia. Miniai, reiškia, yra kaip avinų banda. Jeigu, reiškia, prasidės koks tai kitiems nebus patogu. Jie irgi taip pat šauks ir svarbu, kad būtų užkratas. Jie buvo pripažinti jau tada tautos priešais, arba KGB agentais ir toliau. Ir nutarė dešinioji dalis, kad reikia nuo jų įsigelbėti. Jie pateko per rinkimus, kai buvo pirmieji rinkimai aukščiausią tarybą, tai dalis pateko vis dėlto tų vadinimų LDDPistų.